Indijos inžinieriai sukūrė specialų moterims skirtą apatinį trikotažą, padėsiantį apsisaugoti nuo potencialių žagintojų ir į pagalbą laiku prisišaukti policijos pareigūnus. Liemenėlę sukūrė grupelė automobilių inžinierių iš Indijos Čenajos miesto. Tokia idėja sumaniems vyrams kilo viešojoje erdvėje, pradėjo skelbti informaciją apie žagintojų aukomis tapusias šalies moteris ir atvykėlės iš kitų šalių. Moterims tapo nesaugu ne tik namuose ir gatvėse, bet ir viešajame transporte. Unikali liemenėlė, kaip pasakoja vienas iš jos kūrėjų, Moniša Mohanas, aprūpinta GPS ir GSM sistemomis bei judesio davikliais. Tačiau smagiausia tai, jog potencialų nusikaltėlį liemenėlė gali nubaidyti elektrošoku. Anot inžinierių, apatinis trikotažas potencialų žagintoje gali atbaidyti elektrošoku, o tada pasiųsti pavojaus signalą artimiausiai policijos nuovadai su incidento koordinatėmis ir trumpasias žinutes merginos ar moters artimiesiems. Vienas iš šio unikalaus liemenėlės ir apatinių marškinių hybrido išradėjų teigia, jog jis ne tik apgins moteris, bet ir čia pat nusikaltimo vietoje nubaus nusikaltėlį. 3 inžinieriai iš Indijos šiuo metu stengiasi užtikrinti, kad šis moterims skirtas jų išradimas būtų atsparus vandeniui. Be to tikimasi jau artimiausiu metu jį per Bluetooth technologiją susijęti su mobiliuoju telefonu. Vos tik potencialus žagintojas uždės ranką, gaus 3800 kV elektros šoką. Laikinai jis taps neveiksnus ir net jeigu bandys atsistoti ir pulti dar kartą, nieko baisaus. Šį apatinį elektros šoką gali pakartoti net 82 kartus. Manau, kad to tikrai pakaks. Indijoje moterų saugumo klausimas itin didelio dėmesio susilaukė po to, kai autobuse grupės nusikaltėlių buvo išžaginta 23 metų medicinos studentė, kuri vėliau nuo patirtų sužalojimų mirė. Šalyje kilo masiniai protestai. Indijos prezidentas sugriežtino bausmę žagintojams. Dabar už tokį nusikaltimą gali grėsti netgi mirties bausmė.